Alytaus kolegijoje vykdoma elektroninės leidybos studijų programa, kurioje studentai įgyja kompiuterinio dizaino, multimedijos, vaizdų apdorojimo ir kompozicijos dalykų žinias, geba kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pasitelkiant daugialypę terpę, reklaminius siužetus, elektroninius leidinius, apjungti poligrafijos ir informacinių technologijų galimybės. Šiuolaikinė rinka kelia sudėtingus uždavinius dėstytojams ir visai kolegijos bendruomeniai. Parengti specialistą, gebantį kūrybiškai bei inovatyviai dirbti ir veikti nuolatinės kaitos procese, nes sėkmingą elektroninės leidybos inžinieriaus darbą lemia geri bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, gebėjimas prisitaikyti prie nuolatinės technologijų kaitos. Pasak Alytaus kolegijos informacijos ir ryšių technologijų fakulteto dekanės docentės Linos Kankevičienės, šiuo metu diegiamos naujosios technologijos, leidžiančios išplėsti elektroninės leidybos ribas. Tai lazerinės technologijos, kurios sinchronizuojamos su muzika. Šioje ir kitose srityse elektroninės leidybos srities specialistams reikalingos žinios, leidžiančios įvaldyti naujausias kompiuterinio dizaino technologijas. Siekiant šio tikslo, Fizinių ir technologijų mokslų centro plazmonikos laboratorijos vedėjas, habilituotas mokslų daktaras Viktoras Vaičikauskas, Alytaus kolegijos studentams pradėjo dėstyti kompiuterinės grafikos dalyko paskaitas kiek neįprastu nuotoliniu būdu. Jinai neįprasta tuo, kad dėstytojas yra nutolęs, jisai Vilniuje sėdi ir dėsto savo gerai žinomą dalyką, o studentai yra čia pas mus. Dar mes naudojam daug įvairios techninės įrangos, tai nutolusių mokymo įranga, toliau kompiuteriais naudojama TeamViewer programa, toliau patį lazerį valdome iš Vilniaus, o demonstracija vyksta čia. Alytaus kolegijos direktorės docentės Danutės Remeikienės ir informacijos sistemų katedros vedėjo Gintauto Stonio iniciatyvos dėka lazerių programos valdymo ir šou elementų kūrimas šiuo metu integruojamas į Alytaus kolegijos elektroninės leidybos technologijų studijų programą. Man pačiam labai didelį įspūdį paliko lazerių šou ir esu įsitikinęs, kad ir studentam tai yra labai nauja ir labai įdomu. Pirmą kartą pamačiau tą lazerių šou dar Klaipėdoj, tai buvo daug anksčiau, dar nedirbau Alytaus kolegijoje. Tačiau tasai dalykas vystosi ir dabar pamačiau, kad mes mokydami studentus informacinių technologijų, iš ties galime plėsti mokymą tiek multimedijos srityje, tiek 3D srityje. O čia tai turi ryškias sąsajas lazerių šou programos, kurios yra susijusios su AutoCAD produktais ir tiesiog galima tą sukurtą produktą parodyti žymiai gražesnėje, patrauklesnėje, įdomesnėje formoje ir tas darbas yra įdomus ir dėstytojams, ir studentams, ir tiems, kurie stebi studentų sukurtą produktą. Tai mes norėtume dar su tais produktais supažindinti ir moksleivius, norėtume parodyti jų darbus pačių studentų draugams, tėveliams, miesto visuomeniai. Tai tiesiog stiprintų gražius ryšius tarp Alytaus kolegijos ir Alytaus miesto bendruomenės. Šiuo metu Alytaus kolegijoje pats baigiamųjų darbų rengimo įkarštis. Pasak informacijos sistemų katedros vedėjo, 3 diplomantai, drąsiai priimdami iššūkį rengti baigiamuosius darbus lazerio programos valdymo temomis, išreiškė didžiulį pasitikėjimą dėstytojais. Taip, tai iššūkis mums visiems, nes diplominius darbus pasirinkom jau tada, kai dar neturėjome nusipirkę lazerio. Lazeris atvažiavo šiek tiek vėliau, diplomantai jau buvo pasiruošę padaryti. Tai pirmiausia, tai čia jų drąsa ir pasitikėjimas, manyčiau, pasitikėjimas dėstytojais, kad jie nebus apvilti. Tai aš išties dėkingas už tą drąsą Justinui Kaziukoniui, kuris gal drąsiausias ir tą techninę dalį vadovauja. O merginoms iš elektroninės leidybos išties yra labai sudėtinga ir jų darbo tema yra šiek tiek net tokia dėkinga kaip Justinui. Justinas gali naudoti visas bibliotekas, kurios jau yra sukurtos ir iš jų kurti efektus. O
elektroninės leidybos studentėms reikia pačioms sukurti. Ir tai, kas yra jau anksčiau sukurta, nuglostyta, išdailyta, iš ties atrodo vizualiai gražiau negu tai, ką jos pačios sukurs ir padarys. Tačiau liekamoji vertė merginų yra didesnė. Informacinių sistemų technologijų studijų programos diplomanto Justino Kaziukonio baigiamojo darbo tema – lazerio valdymas, Phoenix 4 programa ir šou elementų pritaikymas relaksacijoje. Man iš tikrųjų pasiūlė šią temą, o aš kaip pats esu jaunas žmogus ir tie dalykai tiesiog žavi mane, tai tiesiog pagalvojau, kodėlgi nepabandžius ir tiesiog paėmiau tą temą. Justinas net nedvejoja, kad žinios ir praktiniai įgūdžiai, kuriuos jis įgis rengdamas baigiamąjį darbą, prisidės prie jo būsimos karjeros. Padaręs diplominį darbą, įgijęs tas žinias, tai aš manau vis tiek galėčiau ateityje jas pademonstruoti. Turėčiau galimybę, mokėčiau tą programą valdyti, sujungti patį lazerį, šou padaryti. Elektroninės leidybos studijų programos diplomančių Gailės Bendoriūtės ir Ingridos Saldukaitės baigiamųjų darbų temos glaudžiai susijusios su naujausių technologijų įsisavinimu. Tai mano darbas yra Alytaus regiono pristatymas panaudojant lazerio technologijas. Tai čia bus grynai Alytaus regiono reklaminė medžiaga. Mano tema yra Alytaus kolegijos įvaizdžio formavimo elementų sukūrimas. Tai mes su lazerių pagalba piešime elementus kolegijos ir juos pademonstruosim. Na ir kaip sekasi, jau turbūt įpusėjote su savo darbais? Šiaip nėra lengva, bet stengiamės, dirbam ir šiaip nemažai darbo jau padarė. Aš taip pat dabar mokinamės, padeda mum ir Justinas, tai jau gerai seks. Na ir kaip atrodo, ar tas žinias galėsite pritaikyti ateityje, baigę Alytaus kolegiją? Manau, būtų galima pritaikyti ateityje ir ieškoti panašaus ir darbo, kažką panaudoti, tai ką išmokome. Nes tokių specialisčių, būtent išmanančių, kaip dirbti su lazeriais, kaip kurti lazerių šou, aš manau, iš tiesų nėra labai daug, o gal iš vis jūs busit vienintelės Alytuje? Tikėkimės, kad vienintelės. Informacijos sistemų katedros vedėjas Gintautas Stonys tikino, jog šių, kaip ir visų kitų Alytaus kolegijos diplomantų baigiamieji darbai neatsidurs stalčiuje, kadangi turės svarbę praktinę reikšmę. Jie liks Alytaus kolegijoje kaip pirmieji darbai ir kaip pavyzdžiai ir kaip produktai, kuriuos mes naudosim vėliau, kurdami savo lazerių šou, demonstruodami jas ir atvirų durų dienomis ir kitų renginių metu. Jūs kaip informacinių sistemų katedros vedėjas, kokias matote perspektyvas būtent mokymuose su lazeriais? Aš manau, kad mes galime tiek ištobulinti savo žinias, kad galime perkelti į verslą šitą paslaugą. Mes galėtume dalyvauti ir asmeninių švenčių metu, galėtume dalyvauti pristatant produktus įvairiuose renginiuose. Tiesiog mums dar trūksta šiek tiek žinių, šiek tiek drąsos ir įsiliesim. Lazerinių technologijų taikymas svarbus elektroninės leidybos technologijų programoje, nes skatina studentų ir dėstytojų domėjimąsi naujausiomis technologijomis bei populiarina pačią studijų programą. Alytaus kolegija didžiuojasi nuolat modernėjančiomis studijomis ir kasmet kolegiją baigiančiais absolventais, pasklindančiais po įvairiausius Lietuvos ir pasaulio kampelius. Absolventai, prisimindami savo alma mater, negaili gerų žodžių dėstytojams, džiaugiasi ne tik įgytomis žiniomis, bet ir patirtų vertingų žmogiškuoju ryšiu, nulemtų akademinę veiklą puoselėjančių asmenybių.